Sveiki visi su jumis vėl aš juoda lietuvis. Jie. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragavimo epizodą. Taigi skiriusis vėl aš juoda lietuvis. Ir žiūrėkit, ką mesgi šiandieną ragausime. Taigi ragausime mes kakavą iš tikro. Nors, iš tikrųjų vadinasi trapus kakavos gėrimas su vitaminais. Tai va taip atrodo jisai, tas pakelis. Šitą kakavą man Rimi parduotuvėje kainavo 2,69 eurus. Vat visas šitas pakelis, šis yra 200 gramų kakavos. Taigi mes pažiūrėsime, ar šitas visgi kakavas yra vertas šitos kainos ar ne. Pažiūrėsime į sudėtį ir kogi čia yra pridėta, mes ir įvertinsime skonį. Na taip, tai manau galime pradėti nuo sudėties visgi. Tai ne vien tik čia yra kakava, aišku, čia dar yra ir kitų kancerogenų. Taigi, taip, sudedamosios dalys: cukrus, liesi kakavos milteliai kvadratu. Oho, kas yra 23%. Emulsiklis, lecitinai sojų, druska, vitaminai, vitaminas C, vitaminas D, kas sveika, nu, visai sveika, tai jau čia gaunas. Gal ir ne kancerogenai vieni. Natūrali kvapioji medžiaga, cinamonas. Sudėtyje gali būti pieno. Ir va. Ir viskas. Daugiau kaip ir nieko nėra pridėta. Tai žiūrėsim visgi, dabar jau ragausim ir žiūrėsim, ar jisai yra visgi vertas šitos kainos. Pabandysiu, iš tikrųjų, kadangi čia yra parašyta paruošimas, į puodelį įpilkite 200 ml šalto arba šilto pieno, įdėkite 2 šaukštelius su kaupu. Tai pabandysime ir šiaip valgyti šaukštelį tiesiog. Ir tada, kaip jau čia, kaip iš tikrųjų parašyta. Ir tada, manau, aš nuo to jau spręsiu jo skonį. Na tai va, manau, galim jau atpakuoti, va toks pakelis yra. Tai va, ir čia yra taip nusiplėšimas toksai gražus. Tai va, jau nuplėšiau. Nuplėškime. Oi. Vat jau pirmas dalykas, kuris man nepatinka, kad šito nebus dalyko galima uždaryti. Nu, nes čia tiesiog, vat matot, nėra to tokio, kur užklijuoja pakelį. Tai va čia jau minusas, bet kvepia iš tikro kaip pyragas. Ne kaip kakava, bet kaip pyragas. Ir man patikė kaip tinginio tasai šokoladinis tas padažas, kai jau sumaišai kakavą ir kondensuotą pieną su sviestu. Tai iš tikrųjų labai gerai kvepia. Jau kol kas yra geri įspūdžiai, na, o atrodo jisai tiesiog tokia kaip kakavos milteliai, tik truputį šviesesni. Manau bus skanu. Na ką, tai ragaujam. Va dabar aš tiesiog paimsiu iš aukščiuko. Pabandysiu parodyti, kiek aš čia visgi ragauju. Va tiek, va, šaukštelį ragaujame. Na ką, lik sveikas juoda lietuvė. Tikrai skanu. Labai saldu galiu pasakyti. Tikrai nedėkite cukraus į gėrimą, kai gaminsite. Pirmas reakcijas, tai iš tikrųjų tikrai labai skanu yra. Jo, man patinka kol kas. Na, o manau, kad aš pasėmiau lenkiško pieno dar. Ir manau, dabar pabandysime pagaminti patį gėrimą. Tai reikės, aš turiu stiklinę. Ir dabar įdėsiu 2 šaukštelius šitą su kaupu, kaip ten buvo parašyta. 1 šaukštelis.
Ir... prapyliau kakavą. Negerai, nieko tokio, sutvarkysim. Tai va, dabar čia yra tiek vat, tų kakavos miltelių. Prapyliau, nu nieko. Nam. Dabar pilsime pieną. 200 ml ir bandysime išmaišyti, tikiuosi, kad išsimaišys. Taip pat ragausime šalto pieno, nes aš neturiu dabar virdulį pasiskolino. Ir viryklę. Tai va, maišom, va biškį matote rudas ir jo, nėra viskas išsimaišę, nes ne karštas gėrimas. Kaip tam su fizika, aš neišmanau. Ir iš tikrųjų pakankamai jos šito miltelių yra daug, aš vos pasiėmiau, net du realiai gėrimai ir dar jo labai daug yra. Tai ką, vėl, būk sveikas, juoda lietuvė. Tikrai daug skaniau. Oho. Net jau pusę šito išgėriau, oho. Jaučiasi toks kaip gaivus, kaip miau gėrimas beveik. Oho. Ir pigiau, manyčiau. Geras. Ir manau, pieną belet kokį jūs galite naudoti, lenkišką, rusišką, lietuvišką, nesvarbu. Svarbu, kad pirkite šitus kakavos miltelius. Ir, nu jo, iš tikrųjų jaučiasi kakava, jaučiasi cukrus, jaučiasi emulsikliai ir kancerogenai, bet manau viskas verta. Ir galime eiti, manyčiau, prie vertinimo. Tai, nu, kaip čia tą skonį vertinti? Sakyčiau, vertinu 9 iš 10. 9, nes tikrai yra skanu. Ar visgi šita kakava yra verta šitos kainos? 2,69 €. Na, manyčiau, kad verta iš tikrųjų, nes jos čia yra pakankamai daug. Na ir yra labai skanu. Tai manyčiau verta. Ar aš rekomenduočiau šitą jums paragauti? Tai paliubomu, seniu, kad rekomenduočiau. Tikrai labai skanu, rekomenduoju paragauti. Ar pirksiu dar kartą? Aišku, kad pirksiu. Labai man buvo skanu, labai man patiko. Ir ką čia jums dar pasakius? Na ir viskas. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, subscribe. Aš dėl lietuvis, paspraminkite mano Instagramą. Iki karto.